Gerbiami svečiai, sveiki visi susirinkę gražiame Paduvos mieste Italijoje. Man didelė garbė atstovauti mūsų miestui šioje ypatingoje konferencijoje skirtoje Lietuvos sostinės 700 metų jubiliejui paminėti. Džiugu, kad Vilniaus jubiliejus švenčiamas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, ypač tokioje šalyje kaip Italija, kurios architektūrinė ir kultūrinė įtaka yra neatsiejama nuo Vilniaus esybės. Šiandien, vaikštant Vilniaus gatvėmis, aiškiai matoma italų įtaka mūsų miestui. Nuo daugybės barokinių bažnyčių iki grakščiomis itališkomis arkadomis papuoštų kiemų. Tačiau ji juntama ne tik miesto architektūroje. Per šimtmečius itališka dvasia apsigyveno ir mūsų širdise. Mes Vilniuje, kaip ir italai, žavimės kultūra bei menu. Mūsų mieste ypatingai gausu galerijų, teatrų, koncertų ir kitų kultūrinių renginių. Todėl dėkoju, kad šiandien esate čia, kad domitės mūsų bendra istorija ir esate pasiryžę puoselėti Italijos ir Vilniaus draugystę. Ačiū.